Sveiki visi, mano vardas yra Andžėjus, aš esu iš komandos Project Mayhem ir tai yra pristraukimų viena ranka pamoka, kurioje papasakosiu apie efektingiausius pratimus, apie treniruotes, kaip treniruotis, kiek treniruotis ir daug kitų įdomių dalykų. Važiuojam! Vienas iš svarbiausių dalykų, norint pristraukti vieną ranką, yra bazė. Bazė šiuo atveju bus pristraukimai abiem rankom ir pristraukimų abiem rankom reikia daryti 25-30. Pristraukimai abiem rankom turi būti kokybiški, rankos apačioje išsitęsia, viršuje smakras būna virš turniko. Pamoką, kaip pristraukinėti, jūs galite rasti mūsų kanale. Yra video apie pristraukimus, todėl galite perėti ir pasižiūrėti. Kągi, jeigu jau darote 25-30 pristraukimų abiem rankom, jau galima pradėti treniruoti pristraukimą viena ranka. Ir dabar papasakosiu apie efektingiausius pratimus. Tai tie pratimai, kuriuos aš pats dariau. Patirties galiu pasakyti, kad jie man labai padėjo. Manau, kad jums irgi šitie pratimai pravers. Kągi, pirmas pratimas tai yra pristraukimai su svoriais. Iš tiesų, puikus pratimas įjungti į jūsų bazinės treniruotes. Paimam tokius svorius, kad padarytumėt apie 8, kažkur 10 pristraukimų. Ir, aišku, su laiku turėtų svoriai didėti. Jeigu turite tokią galimybę, tai tikrai siūlyčiau įtraukti savo bazinės treniruotes. Antras efektyvus pratimas yra pristraukimai su guma. Tai kodėl šitas būdas yra labai geras? Dėl to, kad pristraukimas gaunasi beveik lygiai toks pat, kaip ir pristraukiant vieną ranką. Tiesiog jūs truputį padedat su kita ranka, laikydamisi už gumos. Dabar parodysiu, kaip visą tai atrodys. Visų pirma, parodau, kaip atrodo ir po to truputį papasakosiu būdus, kaip palengvinti arba pasunkinti šitą pratimą. Tai pirmiausia, laikomės už gumos, kuo aukščiau pasiimam, tuo lengviau bus pristraukti. Tai irgi žiūrėkit pagal savo galimybės, kad galėtumėt padaryti tokių pristraukimų apie 5 iki 10. Jeigu daugiau negu 10 daro, tai reiškia, kad per lengva. Taip, pasiimam su ranka irgi netoli gumos ir darom pristraukimą. Pristraukimas lengvės, jeigu jūs darysite pasiėmę ranką arčiau gumos. Kuo arčiau gumos, to lengviau. Kuo aukščiau pasiėmėm už gumos, irgi lengviau. Tai, sakau, žiūrėkit pagal save, nuo 5 iki 10 turėtų pavykti. Taip pat galite pasirinkti gumos elastingumo. Kuo elastingesnė guma bus, tuo sunkiau bus padaryti. Irgi atsižvelkite tai. Ir jeigu gumos namuose neturit, galite pasinaudoti, tarkim, šokdynę arba kita virve, užrišam ant turniko ir darom tą patį pristraukimą. Su virve truputį lengviau, kadangi jinai nėra elastinė ir labiau padeda padaryti pristraukimą. Jeigu neturit ir virvės, irgi ne bėda. Jeigu turnikas yra nelabai storas, pas mus studijoje turniko tulpas yra kvadratinis, todėl daryti yra šiek tiek sunkiau, bet irgi galim pasiimti ir daryti pristraukimus. Darom su viena, po to su kita, po to papasakosiu, po kiek setų ir kokių daryti. Trečias labai efektyvus pratimas yra negatyvai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes pristraukiam abiem rankom, vieną ranką paleidžiam, maksimaliai išsilaikom ant vienos rankos ir lėtai nusileidžiam žemyn. Nusileidžiam iki tiek, kad ranka pilnai išsitiestų, per anksti neatsipalaiduojam. Dabar parodysiu, kaip tai atrodo. Pristraukiam abiem rankom, išsilaikom, paleidžiam vieną ranką ir lėtai leidžiamės žemyn. Aš buvau įsitempęs iki pat apačios, iki kol neišsitęsė pilnai ranka. Taip vertėtų daryti ir jums, kadangi tas pirminis judesys yra vienas iš sunkiausių. Taip jūs ištreniruosit ir pradžią, ir pristraukimo pabaigą. Atkreipkite tai dėmesį, nes tai yra labai svarbu. Ir, aišku, nepamirškite daryti su abiem rankom viską. Padarot su viena ranka, nusileidžiat kelis kartus, jeigu pavyksta. Padarot su kita. Po to papasakosiu, kodėl tai yra labai svarbu.
Kągi, paskutinis pratimas, 4, yra typewriteris, taip angliškai vadinamas, kai pasimam plačiau, tai vieną pusę nukrimstam, tai kitą. Tuoj parodysiu konkrečiau, kaip tai atrodo, tai gali pasukti. Taip, pasimam tokiu pločiu, kad prisitraukus viena ranka būtų pilnai ištiesta. Tuoj parodysiu, kaip tai atrodo. Kaip matėt, aš pasimiau taip plačiai, kad prisitraukus šita ranka buvo pilnai ištiesta, automatiškai jeigu prisitraukinėjau su kaire. Kągi, pratimus žinot, bet kaip juos naudoti nelabai. Kaip turėtų atrodyti treniruotė, kaip aš treniravausi. Tai visų pirma, treniruotis reikia 2 kartus į savaitę, būtent prisitraukimus viena ranka. Ir kiekvieną dieną, tiesiog jeigu yra tokia galimybė, tiesiog pabandyti. Jeigu jau gaunasi prisitraukti vieną ranką, tai kuo dažniau bandysit, tuo kokybiškiau tas prisitraukimas atrodys su laiku. Tai va, tai siūlyčiau kiekvieną dieną tiesiog mėginti ir treniruotės daryti 2 kartus į savaitę. Kaip turėtų atrodyti treniruotė, tai tiesiog naudojam tos pratimus, kuriuos aš parodžiau, darom po 4 setus, darom visą laiką po maksimum. Jeigu gaunasi 8 kartus, ten tarkim prisitraukti arba padaryti typewriterį arba prisitraukti su svoriais, visi šie pratimai yra susiję, tai jeigu gaunasi 8 daryti, tai darom 8, pailsim 1,5 minutės, vėl tas pats ir tokius 4 setus. Tada pailsim ilgiau ir pereinam prie kito pratimo. Irgi darom lygiai tą patį, 4 setus, po 1,5 minutės pailsim. Gerai. Aišku, nepamirškit apšilt, nes pratimas yra pakankamai sunkus ir galite susitraumuoti. Tai siūlyčiau apšilimą daryti apie 10-15 minučių ir prieš pat darant pratimus prisitraukimams viena ranka padaryti paprastų prisitraukimų, kad apšiltų nugarą. Kągi, prieiname prie to, kaip turėtų atrodyti tobulas prisitraukimas. Jeigu jums gaunasi prisitraukti viena ranka, tai nereiškia, kad jisai yra geras, tinkamas ir gražus. Tai parodysiu čia, nereikės į tą pusę daryti to posto. Tai pirmiausia, apačioje ranka turi būti pilnai ištiesta. Jeigu kalbame apie visiškai tobulą prisitraukimą, tai turėtų būti dead handas. Ką reiškia dead handas? Tai kai yra viskas atpalaiduota, petys, alkūnė ir kūnas atrodo štai taip. Čia yra dead handas. Tikriausiai žinot, kad prisitraukiant abiem rankom smakras turi pakilti virš turniko. Tai lygiai tas pats ir prisitraukiant su viena ranka. Dabar parodysiu, kaip turėtų atrodyti. Dead handas. Prisitraukiam. Smakras virš turniko. Na va, dabar žinote, kaip turėtų atrodyti galutinis rezultatas, kaip turėtų atrodyti tobulas prisitraukimas viena ranka. Nepamirškit treniruoti abi rankas. Jeigu sekasi geriau su viena ranka, tai nepamirškit ir apie kitą. Tokiu būdu gali atsirasti asimetrija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viena pusė kūno gali būti didesnė už kitą. Aišku, nežymiai, to nesimatys labai konkrečiai, bet iš tiesų tai yra. Tai dėl to, jeigu darot treniruotę, tai darykite abiem rankom. Padarot su viena ranka pratimą, iš karto darot su kita. Gerai, tai kodėlgi verta treniruoti prisitraukimą viena ranka? Tai visų pirma, jisai atrodo įspūdingai, jisai visiems yra žinomas, nes kiekvienas žmogus žino apie prisitraukimus. O prisitraukimas viena ranka yra minimum dvigubai įspūdingesnis, tai todėl jisai visų pirma atrodo įspūdingai. Tai va, tikiuosi padėjau, tikiuosi pamoka bus naudinga. Jeigu kyla klausimų, tai rašykit komentarus po šio video. Galite rašyti man asmeniškai, irgi atsakysiu. Sėkmės sportuojant, sėkmės darant prisitraukimus viena ranka. Ir dar norėčiau paprašyti, kad nepamirštumėt paspausti laiką. Jeigu dar nedarote to, tai subscribinti ir palaikyti tokiu būdu mūsų komandą. Iki!